Labadiena. Šiandien pas mus yra ukrainietiškas sausas davinys. Žadėjom parodyti išpakavimą. Čia yra 3 paketukai. Snidanok, pusryčiai, obід, pietus, večerė, vakarienė. Ir vienam maiše yra visos dienos porcija. Nagi, pažiūrėkim, ką ukrainiečių kareivis valgo pusryčiams. Pusryčiams pas jį yra šaukštas nesiskaito, galėti prosti kazak. Kažkas panašaus į sausinukus. Turim šešlyvai žytė. Nežinau, kažkas tai yra kava, servetėlė, сіль, druska ir vėl yra pamėtaitė, šionada, banan į prostą banan. Įtariu, kad cukrus, bet labai jau toksai minkštas. Kvasolė с овощами, с мясом яловични. Kvasolė. Kažkoks šiltas patiekalas, turėtų būti šildomas, minkštutis. Čia pusryčiai. Kaip sakant, kavytė, cukriukas, druska, servetėlė. Čia pusryčiai. Obyd, pietus. Pietus solidžiai. Vėl šaukštas, matyt, tas pasibaigė. Juodoji arbata, servetėlė, druska, džemas, pipirai, cukriukas, sausinukai, vėl cukriukas, čia nežinau kas. Kaša, ječna с мясом курки, košė su vištiena ir grikių sriuba. Visai neblogai, 3 patiekalai. Suchariki armійski. Kareiviški su džiūvėsėliai. Man šiaip įdomu, kaip atrodo. Štai kaip jie atrodo. Džiūvėsėliai kareiviški. Super. Obyd. Večerė. Vakarienė. Gerai. Kągi jie turi vakarieniai. Tokie pat džiūvėsėliai. Servetėlė nusiprausti. Medus, sausainėliai ir pagrindinis kaša rysovas mesam svininį su kiauliena, košė. Sakyčiau, neblogai. Aš ko gero valgyčiau 3 dienas. Oi, valgyčiau 3 dienas. Degustaciją atliksim vėliau. Ačiū už dėmesį. Slava Ukraini.